Noriu daugmaž pristatyti ekonomišką patikimo padarimo mašinytę Fiatų, itališką Fiat Seicento. Tiek Seicento, tiek Cinquecentas, jie labai panašiai padaryta, tiek kad šita biškį kaip ir naujesnės laidos skaitosi. Nu ir ką mes čia turim. 1998 metai kaip ir gamyba. Pati mašinėlė pati savęs nėra didelė. Svoris 730 kg tuščios. Ir pats bendras vaizdelis toks, nieko ypatingo kaip ir per daug nėra, nieko, bet gan patikimai viskas padaryta. Dabar ką mes turim. Turim kaip ir galinė dalis, viskas ten, ratukai eina 13 diametro, 4 varžtai sukami. Ir einam žiūrėt dabar variklinę dalį. Taip. Darom kapotą, kas labai lengvai dviem pirštukais kaip ir atsikabina. Einam žiūrim, ką ten turim. Čia labai lengvai irgi šoną pasistumim, atsidarom, labai lengvas yra atidarimas, nereikia per daug mūčytis kaip daugumai mašinų, būna kaip ir sugedė ir panašiai. Nu kągi, atsiremsim tą, ką turim, atsiremsim. Eina paprastas atremimas, akumuliatorius stovi, labai patogiai viskas įdėta, nereikia irgi per daug mūčytis. Įsiplėtimo bakelis, aušinimo skysčio. Pats varikliukas šitą variantą mes turim 899 kubikai. 0,9, kaip sakant, skaitosi dar, eina tokiuose mašinkose, eina 1.1 dar kaip ir variklis. Žiūrim kokio modifikacijoje. Dar varikliukas mono įpurškimas yra. Viskas kaip ir labai fainai nakių išdėstyta. Kairėje pusėje turim kaip ir generatorių turim. Viskas visai palei patrankas padėta, nieko lankstytis nereikia landžiot. Dabar dešinėje turim starterį irgi visai nakių padaryta yra. Irgi priėjimas, jeigu remontam reikia ar kam. Šitos mašinytės, kaip ir dauguma mašinų, ypač itališkų, tai turi tokią kaip ir silpną vietą. Kada šaltas oras, jos yra gimę kaip ir vėsios žiemą. Tai yra kaitrinė dalis kaip ir perdaryta, šildymas yra perdarytas visai kitaip. Ir kuo šaltesnis oras, tuo būtent šilčiau viskas gaunasi. Būtent šiltesnė mašina. Taip pat žiemą labai viskas fainiai čia veikia. Dėl pačio garso izoliacija dar yra irgi uždėta, nors į benzininę mašiną, kur labai retas dalykas, kad benzininėse būtų ir vokiškos, ir prancūzė, pagrindė tik ant dizelio eina tokie dalykai. Taip, ką mes šities variklių dar turim? Nu, kaip ir stebuklo jokio nėra, visur visi priėjimai lyg ir neblogi tokie. Taip, kas dar? Aha, dar dedam klemą. Mašina stovėjo 4 paras, dedam klemą. Varikliukas vėsus, šaltas netgi sakyčiau, kaip ir grinai. Ir bandysim kurtis.